Taigi, didžianai, pasižiūrėkim VIF-ą, ar ne, kaip atrodo. Atrodo labai, labai stipriai, labai nice iš tikrųjų. Ko mums reikia? Mums reikia, kad mes ištrūktumėm iš va šitos nesąmonės. Mums reikia, kad mes ištrūktumėm iš šitos nesąmonės. Tuoj pasižymėsim viską. Va taip va. Mums reikia, kad iš šito ištrūktumėm. Dabar esam viršutiniai daly. Premiume, ne, super premium galim pavadinti. Ir mums reikia, kad mes iš tą range biškai rejection gautumėm, ar ne, kad vėl kažkokia sumaištis būtų, bet reikia, kad iš jo ištrūktumėm. Kad gautumėm kažkokį tai didesnį price action. Nes kaip dažniausiai būna, ar ne, jeigu mes vieno high neišimam, mes keliaujam prie low principą, ar ne. Tai mes dabar vėl keliaujam link, ar ne, range high, galim įstatyti arba aukštesnį, arba mažesnį high, bet kokiu atveju, jeigu mes jo nepramušim, mes atgal turėtumėm grįžti prie range low. Visi indikatoriai rodo, kad to neturėtų būti. USDT dominance irgi visiškai chartas bullish, Bitcoin dominance bullish, nu, ta prasme, bearish, bet altcoin bullish, tai laukiam breakouto principė. Ir va čia kiti targetai, realiai čia vidury iš vis nieko neturim. Tai principė 1.98, jeigu šitą breikinam ar ne. Tai pasižiūrėsim, šiaip kelias VIF pozicijas turiu, tai dabar kitą įjungiau su 5x leverage labai lengvai, dailiai. Tai pasižiūrėsim, ką galim gauti. Ant šitos pozicijos yra $460, jeigu kam įdomu. Tai va, tai padarėm labai nemažai kol kas pelno ir dalį tikrai reiktų nuimti prie šito range low ir po to jau žiūrėsim, kas toliau laukia ar ne. Daug kas laukia, faktas, norėtų matyti tos $4, ar ne. $4, tai čia jau apie šitą high tikriausiai galima truputėlį pasvajot, bet jeigu taip optimistiškai ar ne, kiti žiūri $4. Aš jeigu labai optimistiškai, tai žiūriu į šitą high. 2.20. Man pilnai pakaktų. Tai vat. Tai turėkit šitą range omeny, susidėkit alertus ir kaip visada pagal mokymus BOS plus open interest. Ir lendam į tradą. Pasižiūrim plus Bitcoin dominance, USDTD, tiek long term, tiek short term, ką matom ar ne, ir pagal tai visą confluence paimam ir tradinam. Žiauriai easy. O jūs, jeigu norit prie mūsų prisijungti, gauti tokias analizės, gauti entry taškus, vat kaip mes tradinam ar ne, kur mes įeinam, gauti update'us visokius, tai užeikit tiesiog į Oskaras Trading ir panaudokit nuolaidos kodą 67. Gausit 67% nuolaidos ir mėnesinė narystė jums berods kainuos apie 5 eurus. Labai pigiai. Liko 18, man atrodo, vietų iš 100. Nesu tai užtikrintas, bet kažkur panašiai paskutinį kartą, kai žiūrėjau. Tai jeigu norit, pasinaudokit, o jeigu ne, galėsit vėliau pasinaudoti, kai bus didesnės kainos. Juokauju, aišku. Gražaus jums savaitgalio, sekmadienio, reikia dar eiti pasimėgauti lauku, ar ne? Pasivaikščiot ir susimatysim jau dabar tikrai pirmadienį. Užmetam liuksą ir iki.